Sengirę vadinam mišką, kuriame auga medžiai ir kur yra pasikeitęs 2 medžių kartos be žmogaus veiklos. Tai reiškia medis užaugęs, nugriuvęs, užaugęs ir vėl nugriuvęs be žmogaus veiklos. Kiek sengirė metų priklauso nuo to, kokie yra medynai. Sakykime, juodalksniai, kurie auga neilgai, ten 200-300 metų ir jau bus sengirė. Tarp pušynui reikėtų bent 600 metų, kad galėtume vadinti sengirę. Tai ir kas yra būdinga, tai yra įvairia amžius ir įvairia rūšis miškas. Tai reiškia, kad medžiai yra skirtingo storio ir daug įvairiausių rūšių. Ir ką tai duoda, taip sakant, biovairovę. Tai sukuria namus, tokias mikrobuveinės labai skirtingoms rūšims. Tai Lietuvoje yra miškų zonai, tai reiškia, jeigu mes nieko nedarom su žeme, anksčiau ir vėliau ateina sengirė į tą pačią vietą. Tai ir iki žmogaus veiklos apie 90% Lietuvos sudarė sengirės, todėl kad žmogus jų nekirta. Bet problema yra tame, kad medis žmogui yra labai reikalingas tiek kaip kuras, tiek kaip statybinis produktas ir tie miškai buvo labai daug metų kertami. Ir kaip minėjau, kad sengiriai susiformuoti reikia labai daug metų, bent 300 metų, tai automatiškai 300 metų turi būti nekertami tie patys miškai, tai yra ilgas laiko tarpas. Tai ką noriu pasakyti, kad tų pačių senųjų miškų plotų yra labai nedaug. Ir ką žmonės labiausiai vertina tai, kas yra reta. Sakykime, auksas, deimantas ir panašiai, tai tų dalykų mes turim labai nedaug ir todėl jie tampa vertingi. Mes Sengirės fonde stengiamės išpirkti pačius vertingiausius miškus ir kartais vedam ekskursijas, tiesiog einam su žmonėm ir nuvedam patį mišką. Ir yra tokių tikrai labai ypatingų vietų, ir nėra nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, tai kas čia Sengirė? Nes kai žmogus pakliūna tikrą sengirę, tas įspūdis yra didžiulis. Ir didžioji dauguma Lietuvos tiesiog nėra buvę ir nepajautę. O kai ją įeini, tai tada tiesiog tu suvoki, gal kažkokie genai, kurie yra labai senai pasėta, kas yra tikras miškas, jie kažkaip suvokia ir tas įspūdis būna labai didžiulis. Tai tokių miškų galima dažniausiai surasti, pavyzdžiui, kur yra koks nors status šlaitas, yra pačioj vanduo, tai tiesiog yra nepatogu tuos medžius iš ten ištraukti. Tai tokiose vietose yra išsilaikę tie patys dažnai seniausi miškai. Taip, Lietuvoje netgi pieva realiai turi šansų tapti sengirę, bet po labai daug metų, nes sengirėse gyvena 15 000 įvairiausių organizmų, kurie vieni kitiem padeda. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių tai yra mikorizė, tai kad yra medis, augalas ir augalui padeda grybas per mikorizę jam augti. Kitaip tariant, miškas tai yra didžiulė ekosistema, kur yra labai stipriai subalansuota. Ir pavyzdžiui, žmonės gali sakyti, tai mes čia norim gerą darbą padaryti, pasodinkim medį pievoje. Tai mes pasodinsim į vieną, bet jis bus vienas kaip našlaitis, be 15 000 organizmų rūšių palaikymo. Ir tokiem būna labai sunku. Tai jeigu, pavyzdžiui, yra koks nors miškas, tai jis žymiai greičiau taps sengirė, negu kad, pavyzdžiui, užsodinta pieva. Kertinis dalykas sengirių, iš tikrųjų vienas iš kertinių dalykų, tai yra medžiai, kurie yra jau nudžiūvę. Ir mokslininkai yra paskaičiavę, jeigu pasvert augantį medį ir nugriuvusį medį, tai gali būti, kad nugriuvusią medį yra daugiau gyvų ląstelių negu kad augančią medį. Tai kitaip tariant, negyvi tie medžiai, tai yra kaip ir gyvybės šaltinis. Mes siūlom juos dėl to vadinti gyvastingais medžiais. Tai ir švedai atliko tokį tyrimą tiesiog, nes tai yra kertinis dalykas tom visom rūšim, ar ne, tai paėmė ir pridėjo krūvas rezervatuose, prie rezervatų, vienokiuose ūkiniuose miškuose, kitose, vidury pievų ir panašiai, ir žiūrėjo, kokios rūšys ateis ir gyventi, nes tai yra kaip ir kaip substratas, tai greičiausiai turėjo visur ateiti gyventi, bet galų gale tik tai tos retos rūšys atėjo gyventi tik tai rezervatuose arba prie pat rezervatų ribos, nei ūkiniuose miškuose, nei pievos tos rūšys net keliavo. Todėl, kad jos nėra prisitaikę taip, kaip paukščiai skris 1000 kilometrų. Todėl yra labai svarbu išlaikyti tuos migracinius koridorius arba nojaus laivus. Sakykime, kad yra tai koks nors ūkinis miškas ir kad nors vienas mažas plotelis būtų neiškirstas, nes tos rūšys tada gali subėgti, pavadinkim taip, išlikti ir kaip aplinkui miškas atsikurs, jos galės sugrįžti iš to nojaus laivo ir vėl toliau gyventi. Tai Lietuvoje miškingumas yra 33%, Lietuvos teritoriją sudaro miškai, tai yra kaip ir neblogai palyginus su Vakarų Europą, kur ten jau žmonės senai gyvena, senai naudoja, bet turi mažiau miškų negu Latvija arba Estai.
Tai, bet dar vienas kyla klausimas, kokie tie mūsų yra miškai. Tai kaip ir mes, tie patys vertingiausi yra tie nekertami miškai ir daug metų nekertami. Ir Lietuvoje miškai yra skirstomi į 4 grupės, tai 2, 3 ir 4 grupės miškuose yra galimi kirtimai. Tik tai pirmos grupės, taip vadinamuose rezervatiniuose miškuose yra negalimi kirtimai. Ir tie plotai sudaro 0,4 procentų nuo Lietuvos teritorijos arba 1 procento nuo miškų teritorijos. Ir mes galėtum džiaugtis, kad turim 1 procentą nuo Lietuvos miškų, kur yra sengirės. Bet jų vidutinis amžius tai yra 68 metai. Tai iš principo tai dar nėra sengirės, bet miškai, kurie teoriškai turėtų teisę tapti sengirėm po daug metų. Tai situacija iš tikrųjų galėtų būti žymiai geresnė. Ir sakykime, jeigu mes bent kokių 10 procentų Lietuvos miškų paliktumėm gamtai, nes suprantama, žmonėms reikia ir malkų, reikia ir statybinės medienos ir panašiai, bet bent 10 procentų, jeigu mes paliktumėm gamtai, tai tada didžiąją daugumą raudonosios knygos rūšių mes galėtumėm išbraukti jas iš raudonosios knygos, todėl kad jos visos turėtų savo namus. Tai, sakykime, pavyzdžiui, ąžuolo gyvenimas. Ąžuolas gyvena, sakykime, 1000 metų, žmogus gyvena 100 metų. Ir pagal Lietuvos taisyklės, kai ąžuolas laukia 120 metų, praktiškai didžioji dauguma Lietuvos ąžuolų yra iškertami. Tai jeigu palyginti su žmogaus gyvenimu, tai yra 12 metų, jie yra visi iškertami. Jisai dar gyventų daug metų ir galėtų toliau augti. Ir dėl ekologinių dalykų, tai dabar yra ta klimato kaita ir visi kalba apie anglies užrakinimą ir pasitaiko tokių, teiginių iš miško pramonininkų, kad žiūrėkit, augantis medžiai sukaupia daugiau CO, todėl reikia daugiau sodinti naujų miškų, nes jie auga ir suriša daugiau CO. Bet klausimas, kur yra sodinami tie miškai, dažniausiai būna sodinami kirtime. Tai reiškia, kad medžiai yra iškertami, išlaisvinus tas CO ir paskui mes greitai sodinam daug naujų medžių tam, kad surišt tą CO vėl. Tai kitaip tariant, kad saugant senuosius miškus mes iš tikrųjų saugom labai didelį kiekį užrakintą tos anglies. Bet žmonėm, kaip ir minėjau, kad reikia, jeigu kažką nori daryti, reikia kažką daryti. Tai kai kuriem yra sunku suprasti, kad žiūrėkit, mes geriau neišlaisvinkim, bet laikykim. O žmogui prote labiau yra priimtina tai, kad tai mums reikia surišti anglį, kad reikia iškirsti ir vėl atsodinti ir vėl surišinėti. Tai čia toks paradoksas. Filmo Sengirė kūriau todėl, kad norėjau parodyti, kad mišką reikėtų vertinti ne vien kietmetriais, ne vien lentom ar panašiai, bet kad miškas turi didžiulę vertę. Ir aš pats būdamas miške iš tikrųjų labai dažnai jausdavausi labai ypatingai, labai gerai ir kažkaip norėjosi paimti žiūrovus ir nusivesti į mišką ir pažiūrėkit, čia mes kokius dar stebuklus turim. Nes filmas Sengirė tai realiai yra pasaka apie mišką, kurio Lietuvoje nebėra. Mes tiesiog iš Lietuvos rinkom pačius įspūdingiausias vietas ir sukūrėm tą visą pasaką. Tai vienas dalykas tiesiog norėjosi žmonėms atskleisti jausmą ir kitas dalykas norėjosi žmonėms paskatinti domėtis labiau šią temą, labiau senaisiais miškais. Ir todėl sukūrėm filmą Sengirė. Kai sukūrėm filmą Sengirė, tiesiog parodėm kino teatro vadovui ir paklausėm, kiek gali tai žmonių pažiūrėti šitą filmą. Tai visi sakė, filmas ilgas, nūdnas, nėra muzikos, nėra užkardinio balso. Tai jeigu mokinys autobusais atveši, tai gal 2000 žmonių surinks, nes vidutiniškai lietuviškas dokumentinis filmas 2-3 tūkstančių žmonių surinka. Tai bet mums labai norėjosi, kad kuo daugiau žmonių ateitų ir kažkaip po pirmą savaitgalį atėjo 8000 žmonių. Tai iš tikrųjų buvo neįtikėtini skaičiai ir būtent tą dieną mes supratom, kad mes galim ne vien kalbėti apie senuosius miškus, bet galim ir daryti. Ir ko pasekoja ir pasiryžom įkurti Sengirės fondą. Tiesiog pusę pinigų skirti kitam projektui, kitą pusę grąžinti miškui. Tai reiškia įkurti organizaciją, kuri užtikrinta žmonių kartų keitimąsi, nes žmogaus gyvenimas labai trumpas palyginus su miško gyvenimu. Ir kad tie miškai išliktų ir tada įkūrėm Sengirės fondą. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad prie Sengirės fondo ta idėja tvyrojo ore jau daug metų ir labai daug žmonių norėjo kažką labai panašaus daryti. Tiesiog mes paskelbėm idėją ir prisijungė labai daug žmonių.
labai įvairių žmonių, patys geriausi Lietuvos mokslininkai, fotografai, PR guru, Facebooko guru ir panašiai. Ir visi taip dirba savo srityse ir kelia ten tą žinutę, kad kuo daugiau žmonių pasiekti ties senųjų miškų klausimas. Tai var iš tikrųjų labai esu dėkingas Sengirės kino kūrėjams, kurios paėmė ir sugalvojo tokią idėją, kad žmonės galima edukuoti net ir per kiną. Tai tiesiog bus rodomi filmai ir prieš filmą bus tiesiog žmonėms daugiau pasakoma tam tikra tema ir aš manau, kad per menus įvairiausius tai yra pats geriausias būdas kalbėti apie sudėtingiausias problemas, nes mokslininkam apie jas kalbėti visuomenėje yra labai sunku. Tai menas tai labai stipriai padeda kelti viršų.